Sveiki visi čia ir vėl Vytautas iš Klauskit LT ir šioje greitoje pamokėlėje aš parodysiu, iš kur reikia prisiųsti Windows 8 ir Windows 10 ISO failus. Taigi šios failus galite parsisiųsti tiesiogiai iš Microsoft'o. Ką jums reikia padaryti tai, norint parsisiųsti Windows 8 ISO, eiti į šį linką, Windows 10 ISO, eiti į šį linką. Abudu šios linkus nuorodas paliksiu šio video aprašyme ir tada važiuojame žemyn ir matome yra Download Tool Now. Taigi prasisiunčiame Toolsą, Windows 8, Windows 10 tas pats, apačioje Download Tool Now. Taigi prasisiuntėte šios abudu toolsus ir dabar jūs gausite šios du failus. Žinoma, jums abiejų nereikia, jūs siūsitės arba 8 arba 10 Windowsų toolsą, taigi priklausomai, kurį parsisiuntėte, jį pasileidžiate ir tarkime Windows 8 dabar greitai parodysiu, kaip reikia parsisiųsti ISO, taigi Windows 8 ir Windows 10 jie šiek tiek skiriasi, netgi dydžiu matome skiriasi, vienas 1,5 MB, kitas 18 MB. Taigi Windows 8 pasirenkame kalbą, Edition, N yra su media playeriu, taigi pasirenkame, tarkime, Windows 8 profesionalus su media playeriais ir panašiai. Jūsų architektūra dažniausiai bus 64 bitų, bet pasitikrinkite. Mano kanaliuke yra pamoka apie tai, kaip sužinoti, ar jūsų kompas yra šiam 4 ar 32 bitų ir tada pasirenkame ISO file ir next. Ir tada tiesiog nurodote, į kur parsisiųsti. Taigi nurodome katalogą, Windows, pavadinkime šį 8 ISO save ir tada čia turėtų atsirasti galų gale ISO failas. Kol šis siuntimas vyksta, jūs galite toliau naudotis savo kompiuteriu ir tiesiog, kai jisai baigsis, paspausite Finish End ir jūsų ISO failas atsiras jūsų kompiuteryje. Taigi šis siuntimo greitis priklauso nuo jūsų interneto greičio ir daugumai bus skirtingas. Taigi štai taip siųstis Windows 8 ISO failas, pasibaigus šiam siuntimui tiesiog paspausite Finish ir viskas. Aš siųstis nenoriu tęsti, taigi Cancel. Ir dabar pabandykime Windows 10, taigi taip pat pasileidžiame šį toolsą, Getting Few Things Ready. Pats langas yra šiek tiek panašus, bet matome, kad skirtingas. Jums reikia iš karto sutikti su taisyklėmis Microsoft'o. Ir tada pasirenkame Create Installation Media for Another PC. Next. Ir matome viską surado automatiškai. Arba galime atžymėti šį meniu ir tada pasikeisti. Jeigu norite siųstis šį ISO ir instaliuosite Windows 10 į 32 bitų kompiuterį, tada pasirenkame, atžymime šią varnelę ir pasirenkame, ką norime. Tarkime, jeigu aš noriu pasirinkti kitą kalbą, atžymiu lietuvių, next. Matome, gavome pranešimą, kad mums reikia įsitikinti, kad mūsų pasirinkta Windows versija, taigi šiuo atveju Windows 10 sutampa su turimo mūsų licenzijos raktu, arba kompiuteriu, kuris yra licenzijuotas raktu, nes kitaip jums reikės naujo rakto. Taigi, šiuo atveju man reikia 8 gigų su laisvos vietos. Ir aš tos laisvos vietos tiek neturiu, taigi fail. Ok, pasidarykime laisvos vietos ir pabandykime prasiųsti viską dar kartą. Close. Gerai, suknisti Windowsai. Turiu dabar aš 8 tuos gigus vietos ir bandykime viską iš naujo padaryti. Getting Few Things Ready, Create New Installation Media, kitam kompiuteriui, palieku viską kaip yra, bet jeigu jums reikia, pasikeiskite kalbą, Windowsus ir bitus. Ir tada matome, galime pasirinkti vėl ISO failą, spaudžiame Next. Tada nurodome, į kur siųsti, Windows 10, Save ir progresas. Palaukite, kol viskas užkils iki 100 ir tada bus Finish Next Complete. Aš įdomumo dėliai irgi su jumis palauksiu ir pažiūrėsiu, kas atsitinka, kai ISO failas būna pasiųstas. Taigi video šiek tiek papauzinu
ir sugrįšiu, kai šis ISO bus jau parsiųstas. Ok, tai matome, buvo viskas parsiųsta ir dabar Windows 10 parsiutimas yra tikrinamas dar kartą, ar viskas buvo parsiųsta ir visi failai yra naudojami. Ir kai šis procesas baigsis, turėtume mes gauti patvirtinimą, kad ISO yra paruoštas naudojimui. Ir voila, taigi siuntimas baigtas. Dabar jeigu mes nuėtumėme į šį katalogą, matome, čia yra Windows 10 ISO failas. Ir taip pat mums siūlo atidaryti DVD burnerį, taigi galime iš karto įrašyti šį ISO į DVD, arba galime susikurti būtinį USB, arba galime jį perkelti į kitą kompiuterį ir taip toliau ir panašiai. Nepamirškite, kad jums vis tiek reikės Windows serialo, taigi čia tik tai yra instaliacinis diskas, o visos licenzijos ir panašiai reikės viską aktyvuoti, kai jau suinstaliuosite Windowsus. Taigi spaudžiame Finish ir viskas. Tiek apie Windows 8 ir Windows 10 ISO failo siuntimą. Su jumis kaip ir visada buvo Vytautas ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.